Taip, labutis, šiandien vėl aš ir šiandien papasakosiu, kaip gali būti, kad gyvenam amžinai. Labai daug, ne labai daug, bet tikiu, kad gyvenimas, taip kaip jį suprantu, yra amžinas. Ir apie tai karts nuo karto pasakau kažkur tai, kažkam tai. Ir nepaisant to, kad nežinau, kiek žmonių tuo patikė ar nepatikė, ne mano reikalas, bet tikiu, kad yra žmonių, kurie netiki, kad gyvenimas amžinas. Tai šiandien pabandysiu papasakot, kodėl visgi tas, kaip tai yra, kaip įmanoma, kad tas gyvenimas būtų amžinas. Ir nepaisant to, kad galima turėti daug aiškinimų ir kiekvienas galim turėti savo aiškinimą, kodėl amžinas gyvenimas, ir fantazijos reikalas, ką prisigalvosim. Bet šiandien pabandysiu taip labiau paaiškinti iš tos pusės, kad tie žmonės, kuriems reikia suprasti gyvenimą labai racionaliai, apskaičiuotai, kad būtų, tikrai gali būti taip, kad viskas būtų labai paprasta ir aišku ir suprantama. Tai kaip taip gali būti? Pirmiausia, racionaliems žmonėms tikriausiai svarbu suprasti mokslą. Kad yra toks mokslas, yra matematika, tikriausiai gamtos mokslai visi yra irgi priimtini, biologija, chemija, fizika, tai yra pamatuojama viskas, stebima, mokslininkai labai daug daro, kad tai būtų tikra ir įtikinama. Tai kad šita fantazija, teorija būtų tikra, tai reikia tikėti mokslu. Tai šitiems, kurie tiki mokslu, tiki matematiką, fiziką. Tai tikint mokslu, tikim, kad šviesa keliauja greičiau už garsą. Vieną dalyką tikim. Ir šviesa turi tam tikrą greitį, garsas turi tam tikrą greitį, todėl, kai kažkur šauna fejerverkas, mes pradžiai pamatom vaizdą, po to pamatom garsą, po to pamatom garsą. Išgirstam garsą, pajaučiam galbūt, jeigu tai yra didesnis kažkoks sprogimas, galim ir pajausti garsą kūnu. Taip pat tikriausiai mokykloje, jeigu kažkas mokėsi ir prisimena, tai žinom, kad šviesa, iš to tikim, galim tikėti, galim netikėti. Aš po truputį bandau pastatyti savo fantazijai kažkokį pamatą. Tada taip pat mokslas sako, kad yra šviesa ir jinai turi tam tikrą greitį ir jeigu žiūrėti kosmoso terminais, tai yra vadinami šviesmečiai ir aš nežinau, kiek ten tiksliai yra, bet tarkim kažkiek tai yra nuo Saulės iki mūsų, ar ne? Ir yra taip paskaičiuota, kad jeigu Saulė užgestų, dabar čia akimirką Saulė užgestų, mes tai pamatytumėm, kad jos nebėra po 8 minučių. Tai reiškia, būnant Saulėje, teoriškai, nors ten sudegtumėm, jeigu irgi tikėti mokslu, bet būnant Saulėje, tai, kas dabar vyksta, tai, kad aš dabar įrašinėju, pamatytumėm po 8 minučių. Reiškia, dabartinis mano gyvenimo momentas įvyktų po 8 minučių kažkur tai Saulė. Jeigu imti kažkur toliau už Saulės, tarkim 2 minutėmis toliau, kažkiek tai toliau šviesmečių, būtų už 10 minučių vyktų tas momentas. Dar toliau vyktų už valandos, dar toliau už 2 valandų, dar daugiau už savaitės, dar daugiau už 2 savaičių, dar daugiau už metų, už 10 metų. Ir galop yra tokių vietų, kurios dabartinį šį gyvenimo mano momentą, tai, kas dabar vyksta, tai, kad dabar įrašau, lygiai taip pat tai, kad jūs dabar klausot ir žiūrit, kažkur
kažkokiam visatos kampelėje pamatytumėm už milijono metų, kažkokiam už 2 milijonų metų. Ir taip pat, jeigu tikėti mokslu, kadangi visata plečiasi greitėjančiai, tai reiškia, kad ir nėra ribos, kurioje mes nebematytumėm, nes atsistoja prie visatos krašto, tarkim, teoriškai, jeigu tai būtų įmanoma, stebėdami mano dabar gyvenimą iš krašto, ar tavo gyvenimą, kuris žiūri ir klauso, mes nuolat toltumėm. Tai reiškia, reiktų netgi vytis šitą momentą, bėgti artyn, kažkokiu būdu artėti, kad išlikti šitame momente, kuris vyksta, nes šiaip čia dabar gali taip būti sunku biškai suvokti, bet šiaip jeigu nuolat tolti, greitėjančiai tolti, tai mano gyvenimas eitų atgal. Tas, ar tavo gyvenimas, tas, kuris stebi. Kodėl? Nes mes matytumėm vis senesnį momentą, vis ankstesnį momentą, vis anksčiau ir anksčiau ir anksčiau ir anksčiau. Iš kitos pusės galim kitaip papasakoti, kad jeigu dabartinis mano gyvenimo momentas būtų matomas už 8 minučių saulėje, tai reiškia, dabar saulėje yra matoma tai, kas buvo prieš 8 minutės mano gyvenime arba tavo gyvenime. Ar ne? Tai reiškia, kad jeigu man dabar yra 33 metai, tai jeigu aš atsidurčiau kosmose, tokioj vietoj, kuri yra tam tikru atstumu, kad šviesa keliauja nuo mano dabarties momento iki tenai 33 metus, tai reiškia, iš tos vietos kosmose galėčiau stebėti savo gimimą, ne, tam tikrų metų. Tai jeigu aš tolčiau nuo to taško, reiškia, aš galop matyčiau, kaip sulendu atgal pas mamą į įščius, kaip mama mane nešioja ir galop galima būtų taip pamatyti visą laiką atgal. Už tai mes matom teleskopais, ne, aš nematau, mato mokslininkai, sakau, čia reikia mokslo tikėti, bet mato mokslininkai visatas, kurios yra, ne visatas meluoju, galaktikas, žvaigždės, kurios yra už milijono šviesmečių. Tai reiškia, kad mums reikia pasiekti, tai reiškia, kad jeigu dabar ta galaktika subliukštų, ar žvaigždė susprogtų, ar kažkas ten nutiktų, tai mes tai pamatytumėm tik už milijoną metų. Lygiai taip pat tai, kas vyksta dabar pas mus čia, tai, kad aš kalbu, toje vietoje irgi pasimatytų tik už milijoną metų. Nepaisant to, kad neaišku, kas ten dabar yra, nes mes per toli. Tai ką tai reiškia dabar? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes savo gyvenimą dabar, kaip mes jį matom iš tokio labai egocentriško taško. Tai reiškia, kad mes esame apriboti savo suvokimo, savo smegenų, kurios laiką matuoja taip, kaip aš dabar papasakojau. Tai reiškia, kad mums reikia laiko, kad priimti kažkokią informaciją, mums reikia, tai turi pajausti akis, ausis ir kažkokie kiti jutiminiai organai, bet iš principo mano kaip egzistencinės būtybės, kaip žmogaus informacija apie mane, ją galima pastebėti bet kada. Po mano mirties bus galima milijoną metų dar stebėti tą patį mano mirties momentą ir bet kurį mano gyvenimo momentą, tiek ir tavo, tiek ir visos planetos gyvenimo ciklą specifinėje vietoje, visatos vietoje, galima pastebėti bet kurį jau buvusią ar dar būsiantį momentą mūsų suvokiamam laike. Ar ne? Tai reiškia, kad šita informacija yra nuolat visur. Tiesiog mūsų, jinai yra, nėra taip, kad manęs nebėra ir viskas nebėra. Ne, yra. Kažkur visatoje tai vis dar yra. Ir vien tik dėl to, kad mes save labai sureikšminam į šitą
tokį asmens pavydalą, į žmogaus pavydalą, kuris mus ir apriboja nuo viso šito pajautimo. Tai, kad mes iš tikrųjų esam tos pačios visatos dalis, kuri turi tą informaciją, ir informacija ir yra, atmintis yra tiesiog informacija, patirtis yra tiesiog informacija, ir visa tai yra nuolat mūsų gimimas, mūsų mirtis, mūsų tėvai, seneliai, mūsų, nežinau, visa istorija, Jėzus Kristus, Buda, visi vis dar yra visatoje, jie nėra mirę, jie yra. Tik tai dėl to, kad mes tai stebim matuodami, taip kaip aš dabar paaiškinau, racionaliai bandydami visą tai pamatuoti. Už tai mums jų ir nėra. Ir visą tai apribojo mūsų kūnas ir smegenis. Tai taip teoriškai kalbant, fantazuojant, kas įvyksta, kai žmogus miršta? Jisai netenka kūno. Ir kas po to būna, aš tikrai nepasakysiu, nes nežinau. Bet žinau, kad aš niekur nedingsiu. Ir tiek mano netgi kūnas niekur nedings, nes kažkur jisai bus stebimas. Lygiai taip pat kalbėsiu kažkur, tai matysis mano šitie visi tie, lygiai taip pat ir tavo, lygiai taip pat auks medžiai kažkur, kurie galbūt jau yra nukirsti, miškai Amazonės, kurie yra iškirsti, kažkur visatoje stebint jie vis dar yra. Tai momentą, kai mes atsiribojam nuo kūno, mes tampam tą pačią visatą, kurioje viskas yra. Tai jeigu tikėti viskuo tau, ką pasakiau, tai man atrodo, tai yra racionaliausia ir logiškiausia, kaip galima paaiškinti žmogui, kuris netiki niekuo apart to, ką galima paskaičiuoti. Tai prašau, gali pasiskaičiuoti, jeigu labai mėgsti matematiką, fiziką, kosmosą ir visus kitus dalykus. Teoriškai gali pasiskaičiuoti vietą kosmose, iš kurios gali stebėti dabar nukeliavęs, galėtum stebėti save prieš 2 metus, prieš 3. Tik tai šitam reikalui tau reiktų mokėti keliauti greičiau nei laikas. Kas keliauja greičiau nei laikas? Tai yra greičiau nei šviesa, atsiprašau. Kas keliauja greičiau nei šviesa? Aš nežinau. Šviesa keliauja taip, kaip keliauja šviesa. Ir kadangi mūsų pavidalas irgi yra šviesa, tai kai išnyksta pavidalas, tampam šviesa. Oi, nežinau, dabar jau čia nuėjau į ten, kur tikriausiai sakys Mindaugai, ką tik viskas buvo racionalu ir pradėjai nusišnekėti, tiesiog nusišnekėti. Kažkam tai atrodys, kad nusišnekėjau jau nuo pat pradžių. Ir tas gali būti. Nes nusišnekėjimas priklauso nuo požiūrio. Kuo tiki, jeigu žmogus tiki ir pasakoja kitaip, tai jisai nusišneka, nes tai netitinka tavo tikėjimą. Arba gali tiesiog nesutikti. Čia irgi pavadinimas. Pavadinkim taip, kad nusišnekėjimas gali būti bet kas. Sutinkat ar nesutinkat, tai gali būti bet kas. Tai va. Tai va toks mano paaiškinimas šią akimirką apie tiems, kuriems reikia paaiškinti racionaliai, kodėl mes esame amžinos būtybės, kurios iš tikrųjų net nesam būtybės. Būtybė yra pavidalas, kuris turi savo tą egocentrišką tašką, kažkokį tai, bent jau taip, kaip aš suprantu būtybę, dėl to gal suklaidinau šiek tiek. Nes norint visą, ir noras ir atsiranda tik būtybėje, tai negalima norėti nesant būtybėje. Bet teoriškai, jeigu norėtumėt patirti gyvenimą amžinai, tai iš to tokios neamžino būtybės sutvėrimo, tai reiktų, paradoksalu, bet reiktų nebūti būtybė ir nenorėti, neturėti norų, nebūti būtybė, neturėti kūno. Ir tada visa, ko dabar norit, išnyks, bet tada matysit tai, tas matysit čia neapibrėžiu, kaip matau akimis.
bet patirsit tikriausiai galbūt ir nepatirsit, nes nėra kam patirti. Nu dabar jau čia suprantu, kad atitolau nuo to, ką pasakojau, bet tikėtina, kad daug ir čia jūsų iki čia neišklausė, tai iš vis nėra skirtumo. Tai vat, tokie reikalai, žodžiu. Gyvenam amžinai, tai ir gyvenkim, mėgaukimės. Nebus geresnio laiko negu dabar. Mėgautis, išgyventi amžinybę. Ir nesvarbu, kas bus rytoj ir kas buvo vakar, visa tai vis tiek yra dabar. Nu tai va, tai tiek, viskas atėjo.